neišgąsdintų su pirma lėčiau. Pasitikrink, ar neatvažiuoja, tada tik tai važiuoja, jeigu neatvažiuoja. O ne taip, kad ura ir paskiau jau atvežimas. Čia irgi lygia reikšmė. Jo, tas lygia reikšmė. Čia dar aš labai saugosiu, kai vartai būna atidaryti, kad koks vaikas neišlėktų. Tai mes į kairę čia suksime. Tai atsargiai vietiniai irgi važiuoja. Čia tokia gatvytė, tai kitaip. Taip, tai vaks. Tarp kitko ir būna tokiuose ten, Aleksote irgi gal pastebėjai. Lekia vienas, lekia kitas, ten jokių ženklų nėra, vis ten nedidelis eismas. Tiesiai važiuosim. Tiesiai. Biškį dešiniau, nes matai, arti neprivažiuok, nes jisai, supranti, va taip turim mes kokybiškai, nes siaurose gatvėse turim pakankamai vietos paliktis, buvo platokai ir arti neprivažiuot, kad jie galėtų. O čia labai lekia, tai čia jau jo reikia vertinti. Biškį gali koją pailsint, kad tau nepavargtų ir paskui vėl pasiruoši, kai jau po Volkswageno galim pasiruošti, gal viskas pavyks. Ir tada mes biškį su gaziuku, o tada neužgęsta. Ir tada nuvažiuoja. Čia 30 zonų visur. Ir dabar bus į kairę. Nu va, priešai ir šonai. Tiesiai iki galo. Juozo Naujalio gatvė. Irgi mėgstama labai. O dabar mes už tų stovinčių mašinų dar tokia važiuoja labai mažutė gatvelė į kairę. Rodyk, žiūrėk, va čia va bus kairė, tai kad tas nepradėtų, kad ten laisva būtų. Jo, va čia lenkimas, tada biškis sugrįžimas, nes čia koks nors pareigė. Tiesiai važiuosim vėl lenkimas, tada. Sugrįžimas, čia kiemas turėtų tau duot kelią, bet mes tokiu greičiu, kad jie spėtų sureaguoti, tiesiai važiuosim. Va, mums pakankamai paliko, matai, kaip gėtis nežinai paliko. Dabar jis aš tiesiai. Jo, aš tiesiai, o jisai laukia. Labai gerai tu sugalvojai, visą laiką pagalvosi. Tai dabar į kairę bus, už tos moteriškės mes dar turėsim sugrįžti viskį. Ir čia kažkokia tais kairė. O teisingai, lygiai reikšmė. Ir sankryžai vėl bus į kairę. Čia labai mažai tau laiko bus suprast, kur važiuoti ir kurią juostą užsiimti. Bet aš specialiai nesakau, o dabar važiuosim tiesiai. Va, teisingai, ar ne? O jeigu reiktų į kairę, reiktų anoms, taip? Bet mes tiesiai. Tai va, o jeigu jau liepia į kairę, čia, tai tada tavo sprendimas važiuoti tiesiai. Na, o nes jie, kai išlenda iš tos gatvelės, ten mažai laiko. Ir mes į kairę gali gatvės. O tokių arti neprivažiuok, nes jis čia užkišo. Tiesiai važiuosim.
negaliu pasakyti per egzaminą. Nu, tipo, Gali, nu, pasvarstyti garsiai. Gali, tai jiem dar aiškiau, žinok, jie žino, dabar į kairę suksim. Jiem dar, tu gali viską kalbėti, jiem dar aiškiau, o kad jeigu nusišnekėsi, tai jie toleruoja, bet jeigu jiem neaišku, jie gali dar kartą duoti pravažiuoti tą. Paprastai jie neklausinėja važiavimo metu, bet jie mato, kaip tu elgiesi, bet jiem neaišku, ar tu žiūrėjai ar nežiūrėjai. Dabar bus į dešinę aštrus išvažiavimas, pirmas išvažiavimas. O tai čia nepaskubėkim, nes greičiau truputuką. Čia dabar čia. Jo, bet neužkišk. Jo, nes čia intensyviai kaip atlėkė jie, o dabar galėtum galbūt. O, nes kažčiuko nėra, tie antroji ten suks ratu turbūt. Savo vietų galimas. Tai dabar tiesiai bus, bet ten tas trečias šviesoforas apsisuksim. Jo, tai tu gali sakyti viską, kalbėti, klausti viską, žinai, ir ką gali jie atsako, ko negali jie sako, tavo sprendimas. Kartais būna kokie ir taip kažkaip, patarti jie nelabai gali, jiem ten visokių, juos jie negali pat sufleruoti, juos ten kontroliuoja. Su pirma. Tai dabar turbūt užsinkim tinkamesnę juostą apsisukimui, bet dar šitas, tai matai, tiesiai tik tai šitam negalima suktis, o tam kitam suksimės, apsisuksim. Apsisuksim, ruošiamės apsisukti, bet aš specialiai neskubu, kad užsigesintų, rodyk posūkį, pasižiūrėk, o čia ir užsigesina, tegul dega posūkis, jau sakiau šiandien. Nes visi matai išjungia. Jeigu tau tiesiai važiuotum, tai gerai, kad išjungi, bet jeigu tu privažiuoji, jau pasiruoši. Aš šiaip persirikiuoju, biškai pavažiuoju tiesiai ir tada parodau posūkį ir rikiuosiu vėl kažkaip negerai. Turi degti, nes tam motociklistui greitai lekiančiam, jeigu posūkis nedega, jis galvoja, prašausiu pro tą pusę. O jeigu dega ten, jisai tada šauna pro šitą. Tai iš anksto jiem rodyti, nes koks tikslas išjunginėti. Paskui užmiršta dar vėl jau. Nu, va, tai apsisuksim, tai mes čia jau darėm, ne šiandien. Jo, bet čia greitai galėsi už kokio 10 sekundžių pasiruošti. Nes pasakoju turbūt, moteriškė kai geltoną paskui pradėjo važiuoti ir jau už pražiopsojus buvo, tai gali pasiruošti. Nes po jų būna mūsų ir tai ne per daug ilgai degantis būna. Ir kokią trajektoriją ką praleisti? Dabar tai nieko. Nu, jeigu ten jo, va teisingas atsakymas, o biškį gilesnė trajektorija, kad tau nereiktų ant bortų važiuoti. Giliau biškį, dar giliau. Ir sukasi ir praleis. Sankabas. O, kaip gražiai, o, ir kareivis iš paskos sukasi. O, nes atsiranda, matai, tie tokie gana. Taip galima iš anksto biškį stebėti. Gerai, tai dabar tiesiai važiuosim vėl prie pilies. Ten galėsim prie tavo, tada įvažiuoti tą aikštelę. Tiesiog ne mum. Netyčia kartais pypsina žmonės, taip reikia domėtis, bet taip santūriai, nes kartais užsitrumpina tas ir pypsina, arba ten netyčia užsipypsina. Tai nereikia pasiduoti, žinai, nes jie, žinai, jeigu vaikas įsitraukia plastmasinį pistoletą, tai dar jo nereikia nušauti. Bet jiems baudų registrą negali išrašyti? Šitiem? Nu, tipo paduot policijai. Gali. Jie jo perduot gali ir policija reaguoja į tuos, žinai, filmuotus antrą. Nes pirmas išvažiavimas bus dar geltoną namuką išvažiuosim. Tai va čia dar tolokai ar netolokai, netolokai. Ir čia iš tos tilžės dar pasižiūrėk, kad nešautų, nes va tas gali reikiuotis, tas gali reikiuotis, neleidžiu.
O dabar gali važiuoti, va. Nes jinai gali reikiuotis ir bus kaip jinai palauks, bet jau registrą gali tau užrašyti tada. Ir tada į dešinę, ir lėčiau, kokybiškai, lėčiau, o kokybiškai. Ir dabar dar čia padarysim sustojimą, ne ant kiemuko, bet rodyk dešinę, kur tos ilgos malėtiniai, iš galo nesitrenk, sustoji. Čia? Jo, ir čia parodyk, kai paliksi mašiną ilgesniam stovėjimui. Taip. Taip. Nu, Dabar tai taip. turbūt nuo kalno reikės. Buvo teisingai. Ir tada dar išjungus variklį, ilgesniam stovėjimui, išjungus variklį, nuo kalno turbūt reikia atvirkštinę pavarą. Tai atbulinė. Atbulinė. Va. Nes į priekį judės neužsives. O į kalną atgal ir judės, tai ne atbulinė, bet pirmo. Jo. Bet čia mažas skirtumas, bet svarbu. Gerai, važiuosim jau toliau.